Sveiki, su jumis Vilius ir darau savo antrąją video. Iš tikrųjų, biškį pamelavau, kad namą statysiu antrame epizode, nors iš tikrųjų tęsiau žaidimą ir namą pasistačiau. Čia yra mano toksai tiltelis išlikusių cobblestone, čia laiptelių. Ir čia ant kalno stovi mano namas. Nežinau, kaip jums parodyti, gal kaip nors parodysiu aš visą tai iš aukščiau vėliau. Iš tikrųjų žaidžiu be jokių game modų, todėl skraidyti aš čia negaliu nieko. Va, toksai namas. Gal aš truputį paimsiu žemės ir palipsiu aukštyn, kad jūs labiau matytumėt šitą visą stogą. Va, čia biškį gal biškį nelabai susiderina, bet čia manau viskas normaliai. Iš tikrųjų dar namas nėra baigtas, čia tik tai pradžia, manau. Dar daug ką turėsiu aš jame padaryti. O mano tikslas dabar būtų eiti giliau į požemius ir ieškoti, nežinau, gal deimantų. Todėl, kad norėjau pasidaryti deimantinį pikeksą, išsikast obsidiano ir pasidaryti portalą į pragarą. Pragare man reikės prisikast truputuką glowstone ir pasidaryti šviestuvų. Čia esu sumanęs padaryti šviestuvus, sujungtus su redstone virvutėm ir kažkur tai, nežinau, gal čia įtaisyt leverį, kad įjungt šitas šviesas. Tai nežinau, turbūt reiktų gal pasiruošt į tos požemius, pasidaryti šiek tiek, nežinau, pikeksų daugiau, nes belemba aš čia su vienu tai nelabai. Šito turėtų užtekt, šito užteks man. Deglų gal šiek tiek dar reiktų. Iš tikrųjų biškį prisikasiau resursų. Nežaidžiau aš čia ilgai, tiesiog, truputėlį ilgiau užtrukau prie namo statymo, nes jis reikalavo šiek tiek nervų gal. Nors šiaip aš netoksai nervų žmogus, tai kažkaip man, žinau, šitos dabar sudedam, bet kaip pasiimam gal šitų pagaliukų, gal man dar prireiks tenais. Nežinau, geležies neimsiu, turbūt neimsiu. Šitų irgi man nereiks. Šitų irgi nemanau, šito gal prireiks. Po to, ką aš norėjau dar pasiimti, blemba, pamiršau dabar. Reikėtų man... maisto. Iš tikrųjų maisto reiktų, aš dar, man atrodo, kažkur tai kepiau, Taip. Ir ką žinau, galim pabandyti eiti, ieškoti kažko tai. Kažkur mačiau aš čia keivo, ten mačiau keivą. Iš tikrųjų, nežinau, su ta mano grafika čia nežaidžiu pačia geriausia. Todėl, kad kartais biškį palagina, tai nelabai noriu jungti didesnę kažką tai. Pabandysim gal nusileist kažkur čia, matau geležies ir kažkaip gal nusileisiu aš šitaip. Oi, čia šitaip nenusileisiu. Gal eisiu kažkur tai per šoną ir leisiuos, vos nenukritau, bet kažkodėl nukritau. Nieko tokio čia. Šitą, nežinau, šitą kaulą reikia paimti. Vis tiek jau kažkada, aišku, kartais atrodo, kad aš jo jau turiu pakankamai. Per daug jo yra čia, bet praktiškai viskam reikia jo.
Aišku, reikia pasidaryti deglų, krosnis vis tiek nekeps be anglies. Palipsiu čia, turbūt paimsiu šitą geležį. Geležies niekad irgi, manau, nebus per daug. Galės pasidaryti šarvus, įrankius, ginklus. Na, vėliau gal būsiu toks jau turtingas, turėsiu daug deimantų. Nereikės geležies, bet vis tiek geležis yra kažkaip labai jau naudinga. Be to, aš esu be šarvų. Todėl kažkaip man gal baisu čia, bet aš nežinau. Dabar sakau, einu ieškoti deimantų, bet kažkodėl aš nesu giliai, tai čia tikrai jų nerasiu, bet gal reiktų ištyrinėti šitos keivus. Bet to paimam šitą geležį. Ten mačiau yra turbūt truputį, ne, čia kaip tik, čia antraip, čia aukštyn. Reikia kažkur tai leistis giliau. Ypač čia deimantų jau nerasiu. Gerai, iškasam šitą geležį. Čia vos nesmėlės pastai. Nors čia nesmėlės, čia žvyras. Vo. Gal aš nusileisiu va ten. Šituo vandeniu. Tik aš nežinau, ar aš jau nusileidau. Jo, aš jau nusileidau. Ir atrodo, kad kažkur čia šalia yra lava. Todėl bandysim mes turbūt čia prasikasti. Tuo tarpu paimdami šitą geležį. Čia reikia biškį prasikast man aukščiau, kad aš galėčiau pasilipti. Ir manau, kad čia kažkur po apačia turėtų būti lava. Gal ne čia, gal kažkur šone. Jo, va, štai lava. Ir manau, kad va, ją aš užpilsiu. Ir vo, pirmieji deimantai, ko aš ir laukiau. Tikrai esu laimingas. Ir manau, kad aš galėsiu pasidaryti deimantinį pikeksą ir nukeliauti į pragarą. Ir kaip tik man reikėjo 3. Todėl galėsiu pasidaryti pikeksą deimantinį ir išsikast obsidianą. Vo. Ir man kaip tik va reikėjo redstone'o. Aš kaip tik turiu va kibirą su vandeniu. Užpilsiu šitą lavą, iš kurios gausis obsidianas. Dar truputį užpilsiu, kad netyčia neįlipčiau. Ir išsikasiu šitą redstone'ą, iš kurio aš pasidarysiu laidus. Lempoms. Aišku, dar lempų neturiu, bet manau, kad jau turėsiu deimantinį pikeksą. Jeigu, aišku, nemirsiu aš čia kur nors dabar ir neprarasiu visko, tai pasidarysiu tikrai portalą į pragarą ir parsinešiu truputį glowstone'o, kad galėčiau pasidaryti šviestuvų. Čia gal aš net nepilsiu, o čia šitas vanduo pareina iš ten, tai gal aš jį dabar uždėsiu, kad jis man netrukdytų. Ir ką aš norėjau? Aš norėjau iškast šitą visą dalyką. Aš dabar neturiu pasiėmęs su savim medžio, kad pasidaryti workbench'ą, bet manau kitam video aš jau būsiu prisikasęs pakankamai obsidiano, pasidarysiu portalą ir filmuosiu turbūt, kai eisiu ieškoti glowstone'o į pragarą. Tikiuosi aš ten nemirsiu, nes pragaras kažkaip man nelabai jau patiko, nes aš ten jau esu miręs ne vieną kartą. Todėl jis man kažkoks tai baisus labai. Aišku, ten irgi yra didelis pasaulis, todėl
ten sunku, nesunku, tiesiog nesunku pasiklysti. Palauk, mes esame 14 lygi po žeme. Ir aš manau, kad mes kažkur tai iškilsim. Gal pro čia. Aišku, aš galėjau ten iškilti vandeniu. Bet čia aš galiu kažko tai gal dar ko nors rasti. Reikia truputį apsišviesti. Praktiškai beveik visur aplink mane yra vanduo. O, matau aukso. Ir daug geležies. Geležio aš paimsiu tikrai. Geležies niekad nebus per daug. Auksą taip pat paimsiu, galėsiu gal pasidaryti su traukinukais tuos bėgius. O auksu daromi tie bėgiai, kurie greitina. Greitintuvai jie vadinas kažkaip taip. Jie galės pagreitinti man šitą visą. Pavyzdžiui, norit įkopti kalną su vagonu, paprastai jūs neįkopsite. Jūs turėsite įdėti greitintuvą. Jeigu greitintuvo nebus, jūsų vagonas nekils į kalną. Blemba, kas čia per vieta. Kažkaip keistai čia. Toks keistas tunelis. Žinau, šito kolo.